Sveiki bičiuliai, su jumis Dienos treniruotė ir šiandieną aš noriu su jumis pašnekėti apie pečių sveikatą. Jūsų pečiai bus sveikesni, jeigu jūs galėsite taisyklingai atlikti judesį, kėlimą virš galvos. Jeigu jūs keliate hantelį tokiu būdu, žiūrint iš šono, jūsų ranka pilnai neišsitiesia virš galvos, jūs turite peties ribojimų problemų. Atliekant judesius nepilna amplitudė, labai dažnu atveju jūsų sąnarys dėvisi. Todėl padidėja traumuotumo tikimybė bei skausmų simptomatika. Šiandien aš jums parodysiu keletą pratimų, kurie tikrai pagelbės jums išvengti tokių bėdų. 2 pratimai, kurie pagelbės jūsų judesiui, peties mobilumui ir taisyklingam kėlimui virš galvos. Pirmas pratimas – tai plačiojo raumens volavimas su volu. Atsigulkite ant jo, ištieskite ranką ir voluokite per visą amplitudę. Taip voluokite vieną pusę 30 sekundžių. Antras pratimas skirtas jūsų nugaros plačio pratempimui bei pečių mobilumui. Šis pratimas daromas su gira. Atsigulkite ant nugaros, sulenkite kojas, iškelkite gyrą tiesiom rankom virš galvos ir lėtai leiskite žemyn. Nuleidimo metu kontroliuokite nugaros apačią, kad ji neišsiriestų. Grįžkite atgal virš galvos. Taip atlikite 10 pakartojimų. O dabar pasitikinkite, ar jūsų judesys yra geresnis nei buvo prieš tai. Jeigu jums šitas video patiko ir pagelbėjo, jums nieko nekainuoja paspausti patinka. Be abejo, jeigu jūs turite draugų ar pažįstamų, kuriems vertėtų pamatyti šitą video ir pagelbėti jiems, pasidalinkite juo. Šiandien tiek, sportuokite protingai ir saugiai. Geros jums treniruotės ir iki greito.